Labas visiems mūsų draugams ir sekėjams. Labas, Inesa. Labas, Tomo, malonu tave šiandieną matyti. Tokią gražią saulę, tai jau diena, net ne rytas, bet jau diena, sakyčiau. Tai, ko mes šiandien Gal jau suturim? pagaliau pavasaris ateis į Lietuvą, nes šilumos dar nėra labai daug, bet jau saulė tai lepina šią savaitę mus. Žinai, nors Aha. atėjome šiandieną su tokia džiugia žinia, kurią norisi dalintis visą šį mėnesį, ar ne, Tomo? Tai ką mes šiandien norim papasakoti jums visiems? Mes šiandien norim papasakoti apie išskirtinius balandžio pasiūlymus. Ir visiems tiem, kurie sako, kad Fitline vartoti ne taip jau pigu, tai pasiklausę šiandien gali tikrai pasidaryti visai kitokią išvadą, nes tik 3 kartus per metus būna tokie specialūs pasiūlymai, kurie trunka visą mėnesį. Tai rugpjūtį, balandį ir gruodį. Kitas toks pasiūlymas bus tik po 4 mėnesių. Tai mes šiandien su Inesa nusprendėm dar kartą trumpai papasakoti apie produktus. Aš dabar galvoju, kol pažymėsiu tave, Inesa, tu prisistatyk trumpai, nes aš manau, kad mūsų auditorijos auga, tai tikrai yra žmonių, kurie galbūt tave mato pirmą kartą. Labas visiems, kas mane šiandien klausysite su Tomo kartu, tai esu Inesa Tunikaitienė. Su Fitline produktais jau draugauju daugiau negu metai. Vasario mėnesį atėjau pabandyti atrasti šiuos produktus, paragauti ir pajusti jų rezultatus. Tai kadangi gavau daugiau negu tikėjausi, tai supratau, kad reikia ir dalintis su visais kitais žmonėmis, parodyti, papasakoti jų naudą, kokie yra skanūs kokteiliai, kaip galima pakeisti daugybę vitaminų kapsulių į keletą skanių dienos kokteilių, kuriuose yra gausu visų medžiagų, ko mums reikia. Tai yra ir vitaminai, ir mineralai, ir skaidulos, ir antioksidantai. Ir viskas taip yra subalansuota, kad nereikia sukti galvos, ką reikės išgerti ryte, ką reikės per pietus išgerti, ar vakare, ar ten tą saują kapsulių kankintis nugerti, kur man tikrai labai sunku su tom kapsuliam draugauti. Ir tikrai norisi papasakoti šiandieną su Tomu, mes pasidalinsime apie 19 produktų, kurie yra neišpardavimas. Tai yra produktai, kurie yra ir taip labai perkami. Tik šiuo metu aš dar ir paskaičiavau, kad mes juos galime įsigyti net 200 eurų pigiau išeina. Tai yra ne 2 eurai, ne 3 eurai. Jeigu perkam visą rinkinį, tai mes sutaupam. Tai čia jau registruotėm žmonėms, kurie turi ir taip nuolaidą. Bet tie, kurie neturi, jeigu neregistruotėm, tai praktiškai galima sakyti gamintojo savikaina. Per pusę kainos, ne? Taip, teisingai, Toma. Tai aš trumpai prisistačiau ir iš karto ėjau į produktus. Tai Tomo jau turbūt sutvarkė techninius dalykus. Tai aš Tomo paprašiau tavęs, jeigu jau baigiai, kad galbūt pradėtum nuo pirmo produkto, kuris yra tau, be kurio tu tiesiog negalėtum tiesiog savo dienos ritme. Ta prasme, kas tau labiausiai patinka. Iš šitų 19 produktų tai yra vienas antioksidantas, bus 7 deguonies kokteiliai, Q10, omega po 3 ir beauty, tai yra kolageno peptidai, irgi yra po 3 rinkinukai. Tai pradėkim, kuris tau būtų tas top 1. Aš vartoju visus iš karto pasakau, netgi pasidarau tokį grožio, jaunystės, sveikatos kokteilį, iš tikrųjų iš visų į vieną stiklinę. Kaip sako, susipylėm visus ir labai patogu, išgeriam vieną kokteilį ir gaunam labai daug naudos. Bet aš vis tiek išskirčiau deguonės kokteilį, Activize. Tai jeigu kokį beauty, kolageno peptidus dar galiu kažkaip tai be jų išsiversti, bet jau be Activize tai niekaip.
Ir aš taip pagalvojau, kad tai yra produktas, kurį vartoja visa mano šeima, visa aplinka, visa komanda. Ir netgi iš pradžių man toks kilo klausimas, kodėl kompanija sukūrė tokį vieną action packą, 19 arba 24 aktyvaizai. Yra netgi toks pasiūlymas. Aš galvoju, kai čia prisijungiau prie kompanijos, galvoju, kas gali pirkti tiek aktyvaizų. Bet iš tikrųjų tai yra tas produktas, kuris yra, sakyčiau, vienas pagrindinių. Kodėl jis man patinka? Visų pirma, aš, kai ryte išgeriu, dažniausiai turiu tą flash efektą, man labai patinka jausti, kaip energija vaikšto po kūną. Tas toksai netgi pasimato, kur galbūt tau deguonies trūksta, ar ne, tokias parodo tavo kažkokią tai problemą, ten reiškia, būtent veikia tose vietose, kur tau labiausiai reikia. Ir tai yra visa mums reikalinga B grupė, kokybiška B grupė. Tai reiškia ir mūsų nervų sistemai labai gerai. Aš kaip mėgstu sakyti, kadangi jis turi guaranus, tai ir B grupė, tai jis padaro mus tokius atsparius stresui, bet iš tikrųjų mes turime tokią aiškę koncentruotą energiją, aiškų mąstymą. O šiaip kalbant apie jo naudą kraujotakai, kraujodarai, tai jis labai labai stiprus produktas, praplečia mūsų kraujagyslės. Aš tikrai sakyčiau, kad tai yra geriausia insulto, infarkto profilaktika. Apskritai dabar žmonės turi labai daug kraujotakos sutrikimų. Tai tas kraujagyslių prasiplėtimas labai jaučiasi. Galima net pajausti, kaip užplūsta toks karštis, šiluma. Ir paskui truputėlį toks, kai jau kraujagyslės vėl susitraukia, tai toksai atvėsimas kūne, ar ne? Tai taip įdomiai pajusti tai per savo kūną. Ir dar tai yra, kad būtent sudėtyje yra niacino, kuris būtent ir pakelia mūsų kūne deguonį mūsų ląstelių lygmeniu apie 10%. Tai būtent dėl niacino, ir pats niacinas labai gražiai mažina cholesterolį. Kaip vakar per Produktų akademiją gražiai Eglė pasakojo, tai tiesiog dar ir padeda mūsų kūno riebalus paversti energiją. Tai man tai yra ta rožinė kava, kurią aš visada prieš sportą, ryte, dienos metu, kai jau jaučiu, kad galbūt trūksta šiek tiek tos energijos, tai man toks produktas. Taip, Tomo, aš trumpai tik tai papildysiu apie deguonį, nes tu tikrai daug jį papasakoji. Aš tai rankose laikau dar savo deguonį, nes nebeturiu, iš tikrųjų įsivaizduoju, tu sakai, pasakoji, kam reikia 19-24 pakuočių, tai žinok, aš dabar šiai dienai suprantu, nes pas mane namie nebeliko nei vieno deguonies kokteilio, liko tik tai šitas, kad bent jau rankose turėčiau parodyti, tai punšas, kurio dar šiek tiek dėl savęs turėjau, kadangi kitą gėriau, tai tas pats deguonis. Man dar šitas deguonis labai veikia, kaip mažina galvos skausmą, ar ne, spazmus galvos, kas turi migrenas, tai aš apie tai galiu kalbėti, nes man tai irgi to produktas, aš jo ir labai skanus yra, tarp kitko, nes dažiklis yra burokėlis, sudėtis yra natūrali, NTC technologija, galima pasakyti, jeigu kažkas dar negirdėjo, ar ne, kodėl tas produktas veikia ten, kur reikia labiausiai. Jisai ir patenka, prasiskverbia, man tas raudonas efektas irgi patinka, dar toksai malonus dilgčiojimas, tai ne tik koncentracija geresnė, bet ir tas nuovargis, ne tik, kad niacinas, jisai irgi ir nuovargis, mes gaunam gerą energiją ir nebesinori kavos gerti, nes tiesiog tu turi natūralios energijos ir gali daugiau visko padaryti. Tai manau, bet dar efektas, prisiminiau, tie, kas nori jaunai atrodyti, tai jis prie odos būklės labai labai gerai prisideda, nes tiesiog kai priplūsta deguonis, tai mūsų oda lėčiau sensta ir tas labai fainas efektas yra. Jaučiasi toksai, žinai, kai sakau, gyvas, atrodo veidas, nes tu čia žandukai tokie parausta, tikrai toksai iš karto
ir nuotaika geresnė. Ir dėl tų stresinių situacijų, tai žinok tiesa, nes čia jau ne vieną pasakėm, draugė dirba banke, sako, aš jau būdavo vakare pareinu nuo tų klientų išvargusi, nes visokių ateina, sako, dabar, kai geriau aktyvazą, tai man visiškai vienodai, ką jie ten kalba, sako. Ta prasme, jinai sako, aš sako, nebesinervuoju. Kaip čia sako, pasidarai toksai lengvas hipis gyvenime. Labai gerai vyrai, va taip va čia apibūdina šitą mūsų deguonies kokteilį. O aš pasėmiau jau kitą produktą. Irgi, kadangi jau taip deguonis, mūsų vidus, išorė, ne, tai čia būtų antioksidantų, kaip sakau, toksai stiprus bomba, netgi galima sakyti, pakuotė visai šeimai, zelčiucas. Tai kad išvertus pavadinimą, tai yra ląstelės apsauga. Apelsinų, vitaminas C, selenas, kurio irgi labai reikia skydliaukei. Tai mano labai mėgstamas produktas, nuo kada aš praeitą balandį pirmą kartą Action Pack, kai įsigijau, tai aš labai pamilau šitą produktą. Ir ypač vasarą, kada buvo šilta, mes mėgstam ir pasideginti, ar ne, ir nesinori labai daug ten tų visokių kremų teptis, ar ne, apsauginių, nes tada iš vis neprasiskverbia niekas ir to vitamino D mes negaunam, kurio ir taip pas mus labai mažai. Tai aš nesitepiau jokių ten specialių kremų. Atsimenu, išvažiavom ilsėtis savaitę laiko, tik tai kelios dienos buvo karštas. Ir aš galvoju, ryte sutikau moterį irgi, tokia visa raudona, kaip burokėlės buvo, tikrai taip nudegusi. Sakau, tai kaip jūs čia taip nudegėt stipriai, o žiūri į save į veidrodį. Aš nematau, kad aš būčiau tokia pat, kaip jie, žinai, skirtumas. Ir paskui aš galvoju, viskas aišku. Taigi šitas produktas, kurį aš geriu, naudoju kiekvieną dieną, aš jį ir ant jogurto barstausi, ir vieną geriu, ir šiaip aš vieno net atskirai nesidarau, aš su deguonimi mėgstu gerti. Pasidarau tą grožio kokteilį po pietų dar. Tai daug gaunam tų gerų laisvų, kai sakau, apsaugos ląstelėje, ne? Tai ir įdegis geresnis, kas gyvena šiltuose kraštuose, tai ypatingai irgi labai gerai. Ir kadangi visai šeimai galim naudoti, tai vaikučiams į jų kokteilį vaikišką galima dėl skoninės, apelsinų skonis, taip pat jogurtą galima pagardinti. Aš jį naudoju, tai sakau, top, jau pas mane beveik nebėra, jau baigėsi. Tai Toma, gal ir tu papildysi dar, kaip tau šitas produktas tavo šeimai? Taip, tai yra iš tikrųjų, kaip aš girdėjau, mūsų kūnas apskritai iš trilijonus ląstelių sudarytas. Ir tai yra mūsų ląstelės apsauga, saugo ją nuo laisvųjų radikalų, nuo tos oksidacinės pažaidos. Tai reiškia, kad ir mūsų akis saugo nuo ekrano, nuo telefono. Tikrai jaučiasi, kad žmonių regėjimas apskritai silpsta, ypatingai vaikų. Ir nuo ultravioletinių saulės spindulių. Gal man įdomu tai, kad būtent tas suvokimas, kad jeigu mūsų ląstelė yra sveika, tai ji dauginasi, atsiranda kitos sveikos ląstelės iš jos. Nes ląstelė turi ne tik priimti maistinės medžiagas, bet turi jas ir išnešti tai kas jom netarnauja, visus tuos toksinus ir visa kita. Tas atliekas vadinamas. Tai jeigu mūsų ląstelė yra jau mutavusi, pažeista, tai jinai toliau gamina būtent tas irgi nesveikas ląsteles. Tai iš tikrųjų šio produkto nauda viduje mūsų yra labai labai didelė. Ir aš sakyčiau, kad dar pagrindinis produktas tai yra mūsų vaistinėlė, jeigu mes sergam. Nes mes gyvenam tokioje teritorinėje zonoje apskritai, kur ir vasaros būna visokios. Tai jeigu tik pajaučiam kažkokį, tai kad kažkas jau kimba, tai čia yra labai didelė vitamino C koncentracija. Kaip vakar pasakė, turbūt vitaminas C su steroidais, ta gerąja prasme. Tiesiog vitaminas C žūdamas, pats degdamas, neša lauk visas tas virusus, visas infekcijas. Tai jeigu mes pajaučiam, kad jau galbūt sirgsim, gerklę skauda, sloga, tai mes netgi didinam šito produkto vartojimą. O šiaip tai man yra tobulas namų limonadas,
ir svečius pavaišinti, ir sveika, ir skanu, ir naudinga, labai gerai. Dar ir guminukus galima padaryti vaikučiams, kad jie skaniau naudotų, nes mačiau, mamytės irgi gamina, jeigu toksai, kaip sakau, įvairiapusis. Tai einam toliau, ar ne, turim 2 produktus, kurie yra miceliuoti riebalai. Miceliuoti riebalai, tai omega Q10, be kurių aš irgi jau negaliu viskas kiekvieną dieną, tai omega, kaip mes žinom, aplamai apie omega gal labai daug ir nereikia kalbėti, tik tai kuo ji yra kitokia, ar ne, kad tai yra mikrosolvė technologija, kad jie yra jau micelių formoje ir riebaliukai tirpstantis vandenyje, nes įprasti riebalai netirpsta vandenyje, mes tą puikiai žinome, todėl šių riebaliukų pasisavinimas yra daugiau negu 98%. Todėl mes greičiau patenka iki ląstelės, greičiau mažėja uždegimai, kas liečia omega ar ne, gerina ir smegenų veiklą, širdis mūsų, visi raumenys, viskas, kas susiję, tai prasideda nuo pačių pirmų ląstelių, ar ne, tam, kad jos greičiau atsigautų, joms reikia pagalbos, ne tik antioksidantų, bet ir riebaliukų. Labai patogu yra, nes tinka ir vaikučiams, ir suaugusiems. Lašinasi į vandenį ir tiesiog geriam skonis, labai skanus, vienam citrinų skonis, kitiem apelsinų skonis, tiesiog jokio žuvies, nes tai yra iš dumblių pirminio šaltinio. Q10 fermentas, ir paskui Tomo dar tau papildyti, Q10 fermentas, tai visiems nuo 35 praktiškai jo mažėja mūsų organizme, tai yra mūsų ląstelė, tai yra pagrindas mūsų viso gyvenimo, kaip sakau, jeigu mes norime ilgiau gyventi, turėti skaidresnę odą, būti sveikesniems, tai mes šiuos produktus vienas be kito, jie mūsų irgi turėtų būti kasdieniai rutinai. Ir taip pat, kad atsinaujintų ir dėl savinimosi, ir dėl efekto. Todėl labai pamilau šios produktus, nes jie tikrai yra kitokie, negu ką mes turime rinkoje, tai NTC technologija. Taip, Tomo, aš trumpai. Aš sakyčiau, apie omega galėtų apskritai visą paskaitą pravesti, ar ne, kiek jie yra naudinga, galbūt ne visi net ir žino, kad jeigu yra sutrikęs tas omega 3 ir omega 6 balansas, tai kūne prasideda uždegimai, uždegiminės reakcijos. Tai vat, mes, kadangi omega 6 gauname iš maisto ir labai daug gaunam omega 6, tai būtent mums reikia omega 3. Ir apie omega aš galbūt dar pasakysiu tiek, kad svarbu labai rinktis kokybišką omega, nes rinkoje yra tikrai labai daug omegos ir kadangi tai yra augalinė omega iš jūros dumblių, tai aš sakyčiau, mes tokiu būdu išvengiam tos rizikos, kad gausim sunkiųjų metalų su omega. Nes žuvise tikrai labai kaupiasi sunkiai metalai, tai jeigu perkat, tarkim, ne augalinę omega, tai turėtumėt pasižiūrėti būtent iš kokių žuvyčių, kaip pagaminta ta omega, kad nebūtų dar didesnė žala nei nauda mūsų organizmui. O Q10, tai galbūt aš taip irgi papasakosiu, kas man labai užstrigo, kad sako, Q10 yra taip kaip žiebtuvėlis mūsų organizme, tiesiog užkuria visą mūsų organizmą, išlaisvina energiją ir tai iš tikrųjų yra mūsų jaunystė. Nebereikalo turbūt ir kremo su Q10 kuria, todėl kad tai yra mūsų jaunystė ir mūsų sveika kraujotaka. Tai jį galima netgi, aš sakyčiau, ant kažkokios tai pažeistos odos, netgi tiesiogiai kažkur, kur norim, ant lūpų į kremą šiek tiek įsilašinti. Tai toksai labai fainas produktas ir reikalingas mums. Netgi kaip ir kas liečia Q10, tai netgi būna atveju, kada kas turi spaudimą, ne, aukštą kraujospūdį, tai ne vienas atsiliepimas, kad palašinti po liežuvį. Jeigu jauti, kad ta prasme jautiesi negerai, tau spaudimas, tai per plius minus 10 minučių tikrai pagerėja netgi greičiau, iš tikrųjų, nes arba širdies ritmo sutrikimai. Kai būna širdies ritmo sutrikimai, tai irgi yra labai geras
produktas, jo mūsų kūne nuo panašiai 25 nuo 30 metų pradeda mažėti, tai mes jį tiesiog turim gauti iš išorės. Arba iš labai kokybiško maisto, arba iš maisto papildų. Taip, tai aš dar Tomą truputėlį apie riebaliuką irgi papildysiu. Dėl kraujotakos, nes irgi mes visi žinom, kad su kraujotaka čia daug kas. Asmeniškai aš ir pati turėjau net ir lazerių dvi operacijas, nes jau buvo reikalingos. Ir kas liečia, dar pastebėjau tokį dalyką, buvo ant kojų tokie kapiliarų tinkleliai, ryškus. Aš nuotraukų net nesidariau iš tikrųjų prieš, nes tikrai net negalvojau, kad man jie tenais kažkas gali pranykti, sumažėti ir taip toliau. Metai laiko praėję yra ir aš tik tai nesenai pastebėjau, kad net dviejose vietose, kur buvo žemai ant kojos toks raudonas tinklas, tokio dydžio netgi galima sakyti, jisai yra perpus švelnesnės spalvos ir jisai yra perpus sumažėjęs. O kitoj vietoj buvo ne raudonais kapiliariukais, o tokiais tamsesniais, tiesiog iš vis beveik net nebesimato. Tai aš manau, kad organizmas tikrai pakankamai stipriai atsinaujino, nes tokių dalykų iki šiol net nebuvo ir net negalėjau pagalvoti, kad tikrai gali būti toks veiksmingumas, bet viskam reikia laiko. Aš metai laiko su šiais produktais ir dabar dar pastebiu tokių vis kažką, kas pasikeitė, kas pagerėjo ir tiesiog labai džiaugiuosi. Ir manau, kad jeigu mes save stebime, mes tikrai matom pokyčius ir, kaip sakau, kiekvienas produktas vertas kiekvieno euro, kiekvieno cento, nes mes gauname daug didesnį. Kas nebandė, iš tikrųjų, tų mūsų kokteilių ir negeria maisto papildų, todėl, kad reikia ten išgerti labai daug skirtingų kapsulių, reikia turėti labai daug žinių, ką su kuo derinti, kad savo nepakenktum, tai tikrai netgi tie didžiausi skeptikai ir vyrai, kurie paprastai sunkiai vartoja, geria Fitline kokteilius, nes tai yra skanu ir jaučia tą poveikį. Taip, ir mes turime dar vieną. Paskutinis produktas. Toks gražus, rožinis. Ir mes dažniausiai jį rekomenduojam moteriam, bet tikrai jis labai tinka ir vyrams. Tai yra mūsų kolageno peptidai, labai mažo to molekulinio tankio ir labai gerai pasisavinami. Kuo kolageno peptidus yra gauti geriau nei patį kolageną, tai mūsų mokslininkų taryba tai aiškina taip, kad jeigu mes duodam jau kolageno savo organizmui, tai mūsų paties kolageno gamyba sulėtėja, nes mūsų organizmas yra labai protingas, jis tausoja savo resursus. Tai būtent, kai mes vartojam beauty kolageno peptidus, mes skatinam savo natūralaus kolageno gamybą. Ir sudėtis yra tokia tikrai, kad įsisavinimas būtų maksimalus. Tai yra mūsų grožis, mūsų oda, plaukai, nagai ir visas mūsų skeletas, sąnariai. Ir kolagenas apskritai reikalingas netgi akims, akių drėgnumui. Tai jis pas mus irgi taip pat kaip ir Q10 nuo 25 metų pradeda po procentą, po 2 mažėti kūne, ypatingai rūkantiems žmonėms, sakyčiau, nes nebevyksta kolageno sintezė tokia intensyvi. Tai aš pati vartoju irgi, todėl kad noriu būti ilgiau jauna ir rekomenduoju irgi jums išbandyti, jeigu dar nebandėt. Papildysi, Aš dar papildysiu tave, kodėl aš irgi pasirinkau šitą kolageną ir aplamai. Tai yra, kai sakau, produktas, kuris nėra tik tai, kad užpildyti mūsų, kaip dauguma kolagenų yra, jie tiesiog užpildo organizmą, ar ne? Man patinka, kad jis skatina mūsų organizme esančio kolageno gamybą. Tai yra labai svarbu ir daug svarbiau, daug greičiau vyksta visi procesai. Taip pat
ne tik, kad labai auga plaukai, kurių pas mane čia visa galva jau tokie aukštais, tokiais priaugusiais. Ir matosi, kad jau atsigavę ne tik plaukai, oda, nagai. Ir pirmiausia, aišku, jisai veikia ten, kur labiausiai reikia, kur yra labiausiai pažeista. Tai gali būti ir iš vidaus, ne tik išoriškai. Bet irgi pastebėjimas jau ne vienas buvo iš klienčių, kad įvykus traumai, lūžiui, vartojant šį kolageną, visas gijimo procesas vyksta daug greičiau. Ir netgi kas svorio metą, sako, pastebėjau, kad ta oda tiesiog ji labai tokia tampa stangresnė ir ji nėra tokia nukarusi ir būna, kad vat irgi turim čia vieną merginą jauną, kur daug svorio numetė ir sako, jau galvojau, kad reikės operacijos, bet pasirodo nereikės, nes viskas labai gražiai traukiasi palaipsniui, nedrastiškai ir labai skanus. Tas uogų skonis, tai kai sakau kolagenas, atrodo tai priešingybė, nes dauguma kolagenų, jie tokie neskanus yra iš tikrųjų. Tai žuvų skonis, tai dar kažkas atrodo, sako, neina praryti, o šitą geri su malonumu. Jis labai labai skanus. Ir visas pakuotis praktiškai mėnesiui tikrai užtenka ilgam, nebent jeigu gersite dviese, tada reikės ir daugiau. Ir taip pat sudėtis turtinga yra ir cinkas, ir neacinas, ir vitaminų. Viskas, ko reikia, iš tikrųjų. Tai va šitas gausus rinkinys, kurį mes šiandien su Toma pristatėme, yra pačia geriausia kaina, nes tik metuose 3 kartus buvo. Papasakokim, akcentuokim, kiek ten būtent produktų į tą sudėtį. Tai va, paskaičiuota yra labai protingai. Paprastai Action Pack yra kas 3 mėnesius, dabar bus 4. Tai jeigu vartoja šeima, tai 3 tokie antioksidantų, polifenolių, reiškia tokios 3 pakuotės. 3 beauty kolageno peptidai. 3 omegos ir 3 Q10. Ir 7 aktyvaizai. Dabar dar dėl aktyvaizo, aš galvoju irgi vieną kartą labai smagiai girdėjau, iš tikrųjų, kaip yra viskas apgalvota. Kodėl yra 7, pavyzdžiui, ne 3? Todėl, kad mes žinom, aišku, kad mes jau kas vartojam, žinom, kad jų neužtektų, bet tiesiog, kai mes dedame aktyvaizą į rytinį kokteilį, 1-2 ir dar dienos metu, kai geriame, daromės grožio kokteilį, tai tiesiog jo tikrai daugiau susivartoja. Tai visas rinkinys yra padarytas taip labai labai protingai. Ir tie, kas dar neišbandė, tarkim, nesupranta, kokia čia didžiulė vertė šitame pakete ir nori įsigyti produktų už pačią geriausią kainą, aš sakyčiau, gali labai protingai padaryti. Pavyzdžiui, va taip atrodo trečdalis Action Packo, ar ne? Tai viena dalis man, tam vienam mėnesį, viena dalis mamai ir viena dalis draugiai. Viskas. Taip. Ir to didelio rinkinio. Ir iš tikrųjų mes jau kas vartojam produktus, tai yra, kaip Inesa minėjo, ne šiaip kažkokie produktai, kad išpardavimas kažkoks ar dar kažkas, tai yra iš tikrųjų tie top produktai, kuriuos ir šiaip mes vartojam kasdien. Tai ir omega, ir Q10, ir antioksidantai. Tai mes asmeniškai, jeigu aš taip pamastyčiau, ar ne, beauty gal geriau aš viena pati šeimoje, aktyvaizą geriam visa šeima, omega geriau aš ir dukra, reikėtų ir vyrui, aišku, Q10 geriau aš, antioksidantus geriam visa šeima. Tai mums netgi to vieno Action Packo iki kito Action Packo mėnesio rugpjūčio net neužteks. Tai protingi žmonės skaičiuoja pinigus, tai aš sakyčiau, kad tikrai verta pasinaudoti tokiu pasiūlymu. Mes kainos pasakyti viešai negalim, nes tai yra kaina registruotiem vartotojam, ar ne, klientam. Ir tiem, kam įdomu, tai tiesiog susisiekit su Inesa, susisiekit su manimi ir mes papasakosim visą informaciją, kaip čia kas. Ir dar, Toma, prie šitų produktų skanių, geriamų, dar galima įsigyti ir veido priemonės, taip su labai gera kaina. Tai yra veido serumas su deguonimi, veido kremas. Patys
Ta prasme, tai yra, kai nėra daug veido serijų, yra viena veido serija, vienas veido kremas, tai yra ir veido kremas, ir paakių kremas, ir dekoltė serumas prieš kremą, kuriuos taip pat galime įsigyti geresnę kainą. Ir dar, kas nenori injekcijų, bet nori labai gražios odos, tai dar yra ir toksai boosteris. Irgi galima įsigyti su gera kaina. Ir dar yra sąnariam nuo skausmo gelis. Tai tikrai yra labai geri pasiūlymai, pasinaudokite progą, daugiau informacijos tikrai galite klausti, ar tai Tomos, ar tai manęs, mes tikrai pasidalinsime, kaip tai įsigyti, kaip sutaupyti ir kaip pasinaudoti visais šiais pasiūlymais. Tai pirmiausia, aš matau jau laikas, tai ačiū Toma tau šiandieną už pokalbį, už tai, kad galėjom kartu pasidalinti šiais produktais, o visiems kitiems linkiu pasinaudoti šiais tikrai labai gerais pasiūlymais, šią galimybę, nes paskui greitai jos nebus. Ir būkite sveiki, naudokite gerus, tikrai kokybiškus produktus, kurie yra veiksmingi, kurie yra skanūs, kurių nesinori pamiršti ir kurių norisi ir norisi. Ir visada sakau, paragaukite. Pirmiausia, paragaukite. Ir tada nuspręskite, kiek jūs laiko norėsite draugauti su šiais produktais, nes, kaip čia sako, kartą paragavęs nebegali sustoti, ar ne? Tai panašiai čia gaunasi, nes tu taip gerai jautiesi, kad nebenori sustoti. Tu tiesiog nori jaustis kiekvieną dieną gerai. Tai va, būtų iš mano pusės šiandieną tiek, tai palinkėsiu visiems gražios dienos. Visiems gražios dienos, sveikatos, energijos ir rūpinkitės savim. Ir aš irgi sakau jau iki. Ačiū labai tau, Inesa, kad suradai laiko šiandien su manim pasikalbėti. Iki. Ačiū tau, Toma. Malonu buvo. Iki.